Taigi, Vadimai, ačiū tau, kad pakvietei, smagu, kad jūs susirinkot. Ir, žinot, jums pavyks. Kodėl? Nes dabargi galėtų būti kur nors gamtoje ir kep mėsytė. A jūs čia. Reiškia, jūs jau turite didelį šansą, galimybę, kad pas jūs bus gyvenimas nestandartinis. Ne tos kaip pas visus, o bus. Todėl šiandien man užduotis šiek tiek Vadimo prašymų palaužyti galvą ir sakė, todėl mes turime pradžiai susitarti su jumis. Kaip jūs norite, kad vyktų mokymai? Vienu momentu aš turiu slaidus ir turiu jums paruošęs, o kitas variantas aš išeisiu. Iš tikrųjų, Vadimas žino, kad aš galiu išeiti, nėra problemų. Aš gilais suprantat, ką pagalvos ir taip toliau. Nežinau, aišku, ką man po to sakys. Taigi, pirmas variantas, aš jums šį valandą, o turiu tik valandą, pasakosiu malonius dalykus. Gražius. Jūs faini, jūs jauni, pas jūs viskas prieš akį, visko būna ir taip toliau, taip toliau. Tai yra vienas variantas. Kitas variantas, aš sakysiu jums tiesą. Aš laužysiu jūsų protą, aš priversiu jūs prieštarauti viduje, priversiu jūs pasikeis. Kurį variantą renkatis? Alleluja, gerai. Vadimas neišleistų, ką reikėtų sakyti. Toliau sekantis labai keistas dalykas toks, kad aš netikiu vienadieniais mokymais, aš manau, kad tai yra neįmanoma nieko išmokti per tą laiką, bet dabar pas jūs viduje jau iš karto irgi palaukti, kaip taigi tu čia stovi ir mes čia esam, tai kaip negalima. Taip, ateiti ir valandai, paklausyti, pažiūrėti YouTube yra geriau negu nedaryti to. Faktas. Bet jeigu nori tikrų pokyčių, reikia mokintis nuolatos ir pastoviai. Sutiksit, kad į sporto salę negalite ateiti vienai valandai ir viskas. Ir kažkas jumise pasikeis, atsiras sixpackas ar ten užpakas, žinot, pas moteris kaip jos sportuoja. Taigi, tai yra neįmanoma, tai yra nuolatinis darbas. Ir todėl bandymai tokie pas mus ateiti, kažkokį pagauti hyper, nieko nepakeisiu jūsų gyvenime. Ir todėl mano mokymai, trumpiausi mokymai trunka 2 mėnesiai. 2 mėnesiai. O man sako, per valandą, ką nors pasaky gero. Bet aš pabandysiu, jeigu jūs man padėsit. Gerai? Sutarėm? Būsit aktyvus? Gerai, gut. Taigi, čia tokia labai tema, ačiū Vadimo marketingystėje, sakykime, tokį pavadinimą. Kaip manot, kas tas padarėlis? Čia tai šiaip aš. Čia aš tikras. Man dabar kem 5 bus šiais metais. Tai va toks išaugo iš tokio. Bet, kas tas gyvūnas? Tas gyvūnas, veikia pas mus, veikia. Va šitie. Čia yra jautriausias. Kodėl? Nes jis pas jūs sėdi čia. Jūs turit, kaip ir aš, kažkaip mažiau, kitokių rūšių, bet jūs turit tarakonus. Visi. Kas yra tarakonai? Turim sutarti, nes mes šiandien raiškėsim jūsų tarakonus. Tinka? Gerai. Sutariam, kas yra tarakonas. Tarakonas yra tai, kas sėdi galvoje, trukdo man būti laimingesniu, sėkmingesniu, atkalba mane padaryti kažkokius veiksmus. Tarkim, ateina draugas, sako, sugalvoju idėją verslo, susimeta po 2000 ir darom. Ir jeigu pas jūs nėra tarakonų, jūs apgalvojate riziką, einate iškoti žinių, viskas ok, tokie skruzdėliukai. Bet jeigu tarakonus sako, palauk, gal nereikia, verslo Lietuvoje nepadarysi ir visi tie. Tai yra tarakonai, kurie trukdo jums judėti. Ir mes šiandien kažkiek jų pabandysim išnaikinti. Gerai, ne? Visai įdomi idėja. Mato tokie. Pas mane irgi jų buvo daug, yra. Vis ko toliau, to sunkiau rasti, bet randu. Gerai. Čia aš. Kas mane mato pirmą kartą, pakelkit ranką. Negyva irgi kas matėt. Žinot, online, YouTube. Tinka. Tiesiog išvis pirmą kartą. 1, 4, yra žmonių. Super. Super. Labai puiku. Tai dabar aš čia save ir pristatysiu. Aš esu Evgenijus Černyš, viskas. Iš esmės to užtenka. Bet pas mane buvo idėja, pasakysiu, kodėl to užtenka. Pas mane buvo idėja papasakoti jums daug tokių dalykų įdomių apie mane. Jūs gerai matot mane, gerai. Kokius mokymus aš vedu, kokias auditorijas surenku, kur mane kviečia, toliau, kokias pas mane stovyklos, tai yra mano mokiniai, kažkas iš jūsų irgi buvo, mes keliavom po pasaulį, nuolatos lavinam save,
Toliau aš galiu papasakoti jums apie mano knygas, aš dabar 2 jau koreguoju, 3 pradėjau rašyti. 20 000 knygų aš padovanojau ir gal kažkas iš jūsų irgi gavo PDF formatu elektroninę mano knygą dovanų. Kažkas turi ją ir gal šiandien kažkas gaus tikrą. Koks aš fainas, ne? Toliau santuoka, turiu nuostabią žmoną ir tai nebuvo sėkmė. Tai buvo įimas darbas su savimi, su savo tarakonais, kad pasirodo santuoka nėra darbas ir visi dalykai, kurie mes tikime, o iš tikrųjų tai yra tarakonai, kurie mums sako. Toliau. Kažkokie pasiekimai per 4 metus, kiek galima pasiekti. Ja? Kiek galima pasiekti, turėti socialinę mediją, ten YouTube'as, video ir taip toliau, taip toliau. Labai didžiuojuosi šito skaičių, tai yra tiek mokinių praėjo mano tęstinius mokymus, ilgus mokymus, tai ne tai, kad yra surink salė 10 000 žmonių, valandą pakalbėti ir sakyti, aš pravedžiau mokymus, ne, čia yra tęstiniai mokymai, tai visi šie žmonės ypatingi, iš jūsų čia yra irgi tokių taip pat. Čia kiti rezultatai, koks aš irgi vėl, ir jauniausias, ir vyriausias, ir 22 šalis, kaip aš keliauju po pasaulį. Kokie pas mane žaisliukai, nors dar toks nepasenstų, dar visokių žaisliukų mėgstu. Dabar toliau, kokią imperiją aš kuriu. Dabar yra pas mane 7 įmonės, šiais metais pas mane bus 10 įmonių, kurias aš sukūriau nuo nulio, padariau pats, sustačiau žmonės ir jos veikia. Ir aš net moku tą valdyti ir daryti. Bet nusprendžiu viso to jums nerodyti. Tikrai. Nusprendžiu nerodyti viso to, nes tame nėra prasmės jokios. Kas tai buvo prieš tai? Jums atneša tai naudos asmeniškai. Pakeičia jūsų gyvenimą. Ką jums sako tarakonas? Ką sako ten viduj? Bet taigi reikia papasakoti, taigi reikia žinoti, tai mes tavęs galbūt nepažįstam, o tai pasiekimai tai yra kaip ir įrodymas, kad verta iš tavęs mokintis, bet tai yra tarakonai. Man žinote, ką panašu, jau tu tokį dalyką. Aš jūs bandau, aš geras, aš fainas. Matėt? Koks aš sėkmingas. Žinot, toks žmogus Instagramas. Žinot, toks. Instagramėgi visi laimingi. Ten visi taip maždaug dirba 2 valandas į mėnesį ir paskui Bali, Indonezija, Manhattanas, ne? Keliauja, fotografuoja desertus. Tu galvoji, Dieve mano, kodėl aš negyvenu tokio gyvenimo? Aš net negyvenu tokio gyvenimo, kaip Instagramė pažiūrė. Tai yra netikra. Gerai, kad to visums nesakiau. Gerai, tada klausimas sekantis. Kodėl iš čia? Čia lengvesnis. Atsakykite jūs, ne jūsų tarakonai. Kodėl iš čia? Jūs nežinote, kodėl iš čia? O, gerai, jūs norit keistis, gerai, kas dar? Surizikos. Kodėl iš čia? Susipažinti su manim, pavyzdžiui, pažiūrėti, puiku, smalsumas, gerai. Kas dar? Gerai, savas žmogus, okei. Gerai. Jūs čia dėl šito? Betgi čia taip atrodo šiuolaikiški mokymai, konferencijos. Žmonės nori to. Į ką jums tai panašu? Tai yra pramoga. Tai bus linksma, bus įdomu, hypas, ten tai buvo kietai, buvau tokio konferencijoje, ten buvo, šviesa, čia tas, Kas pavilnių pasikeitė tavyje? Reikės dar nueiti. Jūs norit pokyčių, ar jūs norit pramagauti? Aš žinau, kaip pokyčiai atrodo. O taip nuobodžiai. Kaip jūs galvojate, ką aš parodžiau pasiekiau? Dėl to, kad aš šokinėjau konferencijose? Jūs galvojate, kad aš ten ėjau ir... Ne. Aš sėdėjau. Formulės, strategijos, žinios, mokytojai, mentoriai, investicijas į save, į žinias. Ten investuoti. Į savo asmeninę transformaciją. Vėlgi, dar kartą, ką renkatės? Aš galiu ir šitą dalyką padaryti. Tikrai moku. Šiandien bus vis tiek linksma. Man tik laikia reikia, nes suprantat, kad jeigu norit pokyčių, reikia tokių dalykų. Buvo pas jūs? Čia dabar ne apie tai. Čia aš mokinu to, kaip atrinkti mokytojai ir taip toliau, bet grįžtam, ne? Buvo pas jūs tarakonas toks, kad mokymai konferencijos turi atrodyti. Buvo toks? Įsivaizdavot? Jeigu ne, puiku. Jeigu taip, jeigu jums buvo mokymasis, transformacija, ne tai, reiškia, jūs turėjote tarakoną. Reiškia, mes kartu nužudėm vieną tarakoną jūs. Sveikinu.
Taip. Jūs dabar jau, kai bus konferencija, 4 minučių, valandos, wow, jūs sakysit, palauk. Kažkas ne taip. Nu, dar klausimas. Ar tikrai jūs norite? Nežinau, kad bijot kelt ranką, ką nors tokio, kaip paskui paklausiu. Gerai. Kas nori turėti savo verslą arba dirbti ant savęs? Pakelkit ranką. Puiku. Nuleiskit rankas. O dabar kas jau turi tą veiklą ir verslą? Aha, gerai, 5%, neblogai. Ok. Tai vat turi tie, kas tikrai nori. Žinot kodėl? Nes tas noras kartais atrodo va taip. Visi suaugę tikiuosi. Žinot, kartais mes taip darome, kad aš labai noriu verslą, bet ne dabar. Toj. Baigsiu mokyklą, univerą, sutaupysiu pinigų, rasiu partnerių, investicijų, sugeneruosiu gerą idėją, rasiu nišą. Tai tas pats, kas atidėti seksą pensijai. Seksogi nenorit atidėti pensijai. Sakyt, užsimsiu seksu, kai baigsiu univerą. Ar jums taip, ne? Ar tikrai norit? Kas nori gerų santykių? Visi galite nekelt. Kas turi? O, gerai, 5%. Ten ta porelė mane domina, jinai visą kelia ranką. Šaunuoliai. Tai dabar iš karto jūs žinot, blemba, tai kaip? Ir pas jūs tarakonas pradeda sakyti, ką? Tai kur tai žinai, aš stengiuosi, tai aš rasiu savo žmogų, tai dar nelaikas, tai nieko, tai visi vyrai kelias, visus moteris tokios, bet čiagi ne jūs šneka, čia pas jūs va čia. Todėl niekada nedarykit su savimi, apie moteris negalėjau parodyti, moteris jūs nuostabios, nėra apie jūs tokių nuotraukų, tik apie vyrus, ir ačiū Dievui. Moteris aš iš esmės, su jumis daug mažiau iš tikrųjų vargo, dirbant. Taigi, buvo tarakonai, šoko pas jūs, atidėti vėliau, dar nepasiruošęs, reikia to, ano, kito, 5, 10. Aš žinot, kada nužudytus tarakoną? Jeigu dabar kažkas iš jūsų, kas nori sukurti savo veiklą, arba pasipiršti, arba privers, kad pasipirštų, būna ar taip, dabar atsistotų ir išeitų nachirą iš čia daryti. Sakytų, draugė mano, tu man vakar siūlė verslą, užvakar, prieš metus, ir dar siūlė ir laukia mano. Aš ateinu pas tave ir išvažiuoju dabar ir padarot. O tada jūs tikrai norit. Nužudėme tarakoną dar vieną. Suprantat, kad tai tiesa, kad aš kalbu tiesą. Viskas kitas, kas čia, va. Ko reikia jums, kad pasiekti visą tai? Gražių santykių, verslo, idėjų, surast partnerius, mokėti surasti. Tai yra žinios. Tai yra žinios, kurios padarys jūs tokiais, kokiais jūs norite. Vairuoti automobilį įmanoma išmokti per 1 valandą? Neįmanoma. Tam yra kursai, ten 2 mėnesių, ar kiek senai aš labai laikiau. Kiekvienas gali išmokti vairuoti automobilį, 100%. Kiekvienas gali išmokti plaukti, 100%. Kiekvienas gali išmokti pilotuoti lėktuvą, 100%. Ir aš galiu tęsti be galo. Keista, kad mes sustojam, tai yra mūsų stabdo tarakonai, kad nenugražių santykių, tai čia pasisekt turi, verslas pasisekt, sveikata, savo kūno pažinimas, irgi, genetika, aš toks linkęs į kažką ten, ką darysi, aš toks, tai yra tik pasiteisinimai. Ir žinios, būtent tai, kas jūs gali pakeisti ir padaryti tokiais, kokiais tik norite. Toliau, aš kartais atsinešu lazdą, kaip duoti jums pavyzdį. Kodėl žinios yra svarbios? Kodėl būtent instrumentai, metodologija, statistika, matavimas viso to svarbu? Jūs žinote, golfas yra toksai, ne, žaidimas. Aš jį žaidžiu, pradėjau žaisti, metai atėjo. Tai pusę laipsnio pokrypis lazdos, jūs neįsivaizduojat, kaip tai sudėtinga, pusę laipsnio, ne milimetro, ne centimetro, o pusę laipsnio. Ir kai jūs mušat, kamuoliukas nuo tikslo gali 5 metrus iš šono. Jūs įsivaizduojat? Ir tai yra gyvenime, tai būna. Visi jūs geri žmonės. Norit būti geresniais. Visi darot. Visi čia atėjot. Visi norit santykių. Visi norite gerai gyventi, pasirūpinti savo artimais, ten tėvais, šeima. Ir visi darot ir stengiatės. Bet kartais trūksta nelabai nedaug, kad pataikyti į tikslą. Bet kartais būna taip, aš matau žmonės, jie šis muša į priešingą pusę. Nes nėra žinių. Jie daro neteisingus dalykus ir tai atveda visiškai prie baisių rezultatų dėl žinių trūkumo. Ir todėl žinios tai yra tas instrumentas, kuris privers jūs pataikyti į tikslą, kur jūs neišvengiamai patirsite sėkmę. Tai yra neišvengiamai. Ir aš tas žmogus, kuris
Paskutinius 5 metus pasakoju savo gyvenimą ir rašinėjau YouTube. Ir aš surizikavau, tai, ką aš kalbu transliuoju, aš visada sakau, ką aš siekiu. Tai yra, aš bandau prognozuoti savo sėkmę. Nu, sėkmę pavadinsim, kaip paprašiau. Reiškia, kur aš ateisiu. Nežinau, ar rasite jūs ką nors šis tokio plotmėje, Lietuvoje, ypatingai YouTube, kad kuris žmogus sakys, aš po metų darysiu tą. Ir tu eini ir darai. Tu sakai, aš sukursiu šitą ir tu sukuri ir turi. Dažniausiai būna patiria sėkmę ir tada sako, aš toks. Bet dėka žinių jūs galite patirti viską, ką tik norite. Tai yra pasiekti, turėti, gauti, išmokti, suprasti. Buvo prieštaravimo pas jūs? Ką aš sakiau? Nebuvo tokio panašaus, kad ne, nu palauk, jeigu tai būtų viskas paprasta, tai visi jau būtų turtingi, laimingi. Ne, palauk, Evgenijau, čia drakonai pas jūs taip šneka. Jeigu čia tai būtų lengva perskaityti kokio knygutį, žinot, ir viskas, tai čia visi jau būtų padarę. Žudykit. Būkit šiandien žudikais. Žudykit ir šitą tarakoną. Toliau. Pažaisim žaidimą. Ką jūs nešiojate savyje? Aš noriu pažaisti su jumis tokį žaidimą. Žinot, patarlės yra liaudiškos. Įvairios. Aš dabar jums sakysiu tą patarlę, tai yra dalį, o jūs pabaigsit už mane. Gerai? Sutarėm. Neskaudės. Tarakonai dabar nesipriešins. Pinigai ant medžių. Puiku. Ne viskas auksas, kas? Ok. Turtingi žmonės. Niekšai. Ja? Nesidalina. Politikai. Vagis. Taip toliau. Ok. Gyvenimo kelias ne rožėm. Teisingai. Gerai, puiku. Fainai, ne? Ok. Daug žinosi, greit pasensi. Puikios patarlės. O dabar pažaidžiam atvirkštinį žaidimą. Jūs man pasakykite liaudiškų patarlių, ne kaučių ir trenerių, citatų visokių, o liaudiškų patarlių, kurios jūsų gyvenime atėjo, pozityves. O aš užbaigsiu jas. Nėra. Ir nebuvo. Ir vis šitą šūdą nešiojat savo galvoje. Kai įsivaizduojat, kaip mes gyvenam? Kaip mes išgyvenam? Su to visu šūdu galvoj. Jūs nežinot ne vienos. O visos šios patarlės stabdo jūsų sėkmę. Pinigai ne medžių neauga, reiškia, ką? Dirbti reikia sunkiai. A jūs žinot, kad dideli pinigai užsidirba lengvai, o maži sunkiai? Nežinojat? Ne, jūs nepasakys, nes mažai kas veda, kas pats sukūrė savo turtą, uždirbo savo milijonus, prognozuodamas savo sėkmę. Dažniausiai kol kas pas mus dėja, kapitalizmas neatėjo, ta tokia pilnoji. Pas mus yra tie privatizatoriai, kurie dar išlaikė savo pinigus. Nėra naujos kartos milijonierių, atsiranda jų, ačiū Dievui. Bet dar mažai. Bet įsivaizduojate, Virginijau, čia kažkas iššoko. Ne, gerai, ok, gerai. Žiūrėjau, atsargiai nenukrisk. Tai, bet iš tikrųjų, nu taip atrodo juokinga, bet kaip jūs įsivaizduojat, pas jūs maištauja šitie? Palauk. Ne, tai tos citatos patarlės, jos nieko blogo, bet įsivaizduokit, jūs nesugebėjot man, čia beveik 100 žmonių, nei vienos pasakyti geros. Žudom? Žudom? Ar pasiliekat? Žudom, gerai, žudikai. Gerai. Nu, aš gerąją prasme, aš žinau. Ok. Toliau. Motyvacija. Kam reikia motyvacijos judėti prieki? Bijot pakelt ranką, ne? Gal ką nors dar pasakys. Tu aš sakiau, kad bus šiandien linksma. Ar reikia motyvacijos judėti prieki? Ok. Motyvacijos neegzistuoja, jos nėra. Čia feikas, kuris sugalvoja tie, kurie stovi šios scenos ir kai mokina jūs, tik savo gyvenimą gerina. Ir tada reikia padaryti šou. Motyvacijos nėra. Padarom tokį testą, žiūrėkit. Aš mesiu tokį. Pagaukit, meskit man atgal. Nu, nebijokit, nebaisus. Pagaukit, meskit man atgal. Gaila, kad Vadimas sakė, kad jo, meskit, viskas gerai. Sakė, kad rodys salę. Dabar žiūrėkite, rodysiu tokį dalyką, jums įdomu. Nu, pagausit?
Jūs net nesupratot, kas įvyko. Jūs, gaila, kad nėra kamera, nefilmuoja jūsų. Jūs prieš tai, kai aš mečiau tokius pačius geltonus, jo, čia jūsų. Nereikia mes, čia jums. Viskas gerai, kad nes pagavot. Vadimai, duok dar kartą. Mes. Nepaaiškinau. Čia jūsų iš tikrųjų nuopelnas, nes jūs pagavote. O jūs prieikit, kad metėt man, aš jums knygą padovanosiu, gerai? Neturit mano knygos? Gerai, gerai, padovanosiu už tą darbą. Žiūrėkit, kaip įdomiai. Prieš tai, kai aš mečiau jums, jūs taip... Bet kai jūs pamatėt, sužinojot, kad ten yra 50, aš nenorėjau 500 dėti, nes čia susimuštumėt, nes 500 jau neblogai. Tai jūs jo... Dar nebuvo tie, kurie šoko ir bėgtų čia taip, bet jūs jau akis, jūs pasikeitėt. Mano tonas nepasikeitė, mano išvaizda nepasikeitė. Aš taip pat ramiai, dar specialiai ramiau taip, bet jūs pasikeitėt. Kodėl? Aš sumotyvau jūs veikti, aš pasakiau kažką faino ir jūs dėl to atsirado energijos. Ne, kas atsitiko? Jūs sužinojot. Ir todėl motyvacija yra absoliutus briedas. Yra toks tarptautinis žodis, vadinasi, briedas, žinot. Kodėl? Todėl, kad, aš perimsiu, bus gražiau, todėl, kad mes norime kartais motyvuoti save daryti tai, kas mums nepatinka, arba tai, kas yra mums nesuprantama, tai yra kvaila. Kas bus, jeigu mes paimsim 5 idiotus ir motyvuosim juos? Kas bus? 5 motyvuoti idiotai. Bet jeigu mes paimsim idiotus ir išmokinsim juos, jų nereikės motyvuoti. Ir kartais jūs teisingai, kad jūs neturit motyvacijos daryti veiklą, verslą ar dar ką nors, nes jūs nežinot, kaip tai padaryti. Bet reikia įgauti žinių, išmokti pas teisingus žmonės, pas teisingus mentorius, skaityti teisingas knygas ir jūs suprasite. Sako man, kodėl tu nieko nebijai? Todėl, kad aš žinau, ką darau. Vairuoti automobilį baisu pirmą kartą atsisės, taip, nes jūs nežinot. Po to jūs tai... Tai todėl reikia siekti žinių, o viskas kitas... Sužalosit save. Ir motyvacija tokiam kontekste, keiksminga. Kiek čia buvo pas jūs? Liko? Aš jūs paliksiu su šitais visais. Šlikštų, ne? Bet visą tai čia sėdi. Ir reikia su tom dirbti. Ir nuo jų išvaduot gali tik tai labai rimti dalykai, rimtos žinios. Aišku, gerų žmonės, sakykime, pas teisingų žmonės, kurie pasiekia yra, kurie prognozuoja savo sėkmę. Nesakau, kad pas mane, aš nesu nei geriausias, nei vienintelis. Bet aš įtikinu jūs per 40 minučių. Ar kažkiek tarakonų pas jūs nužudžiau? Ar jūs su patarlėm, su pramogom, kurie kartais vadina mokymais, jau atsargiau elgsitės? Kažkaip nuliūdot jūs. Gerai. Tada paskutinis šansas jums pasitaisyti. Aš žinokit ant tiek esu gūrų, kad žinau, kuriem iš jūsų pavyks. Kaip aš tą žinau? Jūs tikrai norit pokyčių, jūs gitėjote čia, ne? Norit? Ok. Matot telefoną. Duodu minutę. Atsiųsti paštą ir aš atsiųsiu jums nemokamai mokymus. Minutę. Ir paskui aš išjungiu. Dabar pasakysiu tą tarakoną, kuris jums sakys, aš nufotkinsiu ir namie išsiųsiu. Ne. Minutė. Aš žinau tarakonas visus. Aš visus tarakonas. Viskas gerai. Nereikia. Tai tarakonas sako. Aš duodu minutę. Įsivesk ir siūsk. Taip. E-mailą. Taip. Savo elektroninį paštą. Viskas. Minutė. Ir išjungiu. Gali atvažiuoti į ofisą pas mus. Ne problema. Ir pažiūrėsime, kiek iš 100 žmonių atsiųs savo paštą. Dar kiek žmonių po to pažiūrės tos mokymus, kiek dar žmonių pritaikys. Tik tak, tik tak, tik tak. Spėjot? Įsiuntėt? Tik tak, tik tak. Virginijau. Manau, viskas.